Sveiki visi, žiūrintį šį mano video. Šiandien noriu pristatyti paskutinį šiais metais galiojantį Mihi katalogą. Žinoma, jis pradėjo galioti praeitą savaitę, tačiau truputėlį laikė nebespėjau ir apžvalgą darau tik tai šiandien, tačiau katalogas galios dar 2 savaitės, taip kad jį pavartyti, pasižiūrėti, ką kompanija Mihi siūlo, tikrai yra verta. Taip, jeigu darot užsakymą už 75 eurus, tai jūs turit galimybę įsigyti krepšelį rankiniai už 3,90. Kadangi mano užsakymas jau toks buvo šiame kataloge ir jau mano krepšelis atkeliavo. Jisai yra padarytas iš tokio storesnio, maždaug 2 mm veltinio. Štai va čia yra tokia vidinė kišenėlė su užtrauktuku ir dar tokios prisiūtos už kišenėlės. Čia yra lipučkės ir va čia jie labai gražiai įsistato. Jeigu jums reikia vidinės pertvarėlės, tada gaunasi čia 2 skyreliai ir daug kišenėlių. Jeigu jums tos pertvarėlės nereikia, jūs čia tik tai gražiai išimat ir durit vieną didelę bendrą erdvę. Į rankinę aš nežinau, ar dėsis, nes vis tik tai tada turėtų jau didelė rankinė būti, bet kaip dėžutę laikyti priemonėm kažkokiom smulkmenom susidėti, man nerealus variantas, man labai patiko. Ir aš manau, kad dar darysiu vieną užsakymą, tikrai susirinks daugiau nei 75 eurai katalogo kainom ir tikrai pasiimsiu dar vieną dėžutę. Taip, mūsų kompanijos direktorių sveikinimai. Toliau, naujiena nuo sausio mėnesio, tai bus veido valymo procedūrai skirti 3 produktai. Jie bus su AHA rūgščių kompleksu, mikrodermabrazė ir atkuriamasis kremas. Ankstesnėje kompanijoje turėjau ir tikrai buvo labai einami produktai, nes realiai jūs 3 produktams sumokat 20 eurų. Kaip minimum su jais galint pasidaryti 10 veido valymo procedūrų. Tikrai kaip minimum. Tai jeigu šiai dienai vieną veido valymo procedūrą grožio salone jums tikrai kainuos 20 eurų geriausiu atveju, ko gero čia būtų pigiausias variantas, tai čia jūs už tuos 20 eurų pasidarysit 10 procedūrų ir net daugiau, nes visada išnaudojus veido šitą rūgštinį valiklį ir mikrodermabrazijos šveitiklį, pavyzdžiui, kremo visada atlikdavo ir aš jį vėliau visada sunaudodavau kaip dieninį kremą. Tai manau, kad čia situacija irgi bus ta pati, veido valymai, bet kremo tikrai atliks. Taip, kad nuostabios bus, manau, kad bus nuostabios procedūros mūsų veidukams, veido valymam daryti ir už tikrai protingą prieinamą kainą. Kas čia mums prašoko? Mucino linija, tai ši linija yra daugiau skirta toms mergaitėms, kurių veido oda yra išsausėjusi, labai sausa, nes jeigu jūs esate riebesnės veido odos savininkės, jums tada geriau rinktis kažką kitą, sakykime, kad yra iš CBD linijos. Čia irgi nauji. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, perkant bet kurios 2 produktus, yra, sakykime, kelių euriukų tokia teisinga nuolaida, taip kad verta pasidomėti šią akciją. Toliau, turim antiakne, kombiskin, dermasafe, thermal water, taip, serijas, veido valymui drėkinamasis gelis prausiklis, raminamasis tonikas, micelinis vanduo, švelnios putos. Aš galvoju, kad kažkada reikėtų prisėsti ir padaryti man tokią irgi prezentacija skirta tiesiog veido valymui, kaip kas, po žingsniuką, kaip turėtų įti. Prausiamės, tonikas, dieninis, naktinis kremas, kaukė, kaip visą tai naudojam ir kaip tai turėtų būti. Toliau hialuronas 5, čia tokia daugiau jaunesnėms mergaitėms padrėkin. Man labai patinka ši akcija. Jeigu perkant nuo 10 iki 18 puslapių, ką jau peržiūrėjom produktus už 20 eurų, šios kaukės kainuos 10,90. Čia yra Anti-Age, Fresh Glow ir Tone Up. 3 skirtingos kaukės. Ir tos mergaitės, kurios bandė, sakė, iš tikrųjų rezultatas yra akivaizdus rezultatas. Tai manau, nusipirksiu ir pati išbandysiu ir tada gal nuotraukos net padarysiu. Toliau tripeptido serija.
Beauty Builder serija, kur eina bazinis kremas ir paskui aktyvieji lašiukai ir jie tiesiog naudojami pagal paskirtį, tiksliau, konkrečiai veido problemai spręsti. Jeigu pas jūs labai sausa veido oda, jūs galite imate bazinį kremą, lašiukas, 2 lašiukai su hialurono komplekso. Jeigu pas jūs labai jautri oda, netgi yra surašyta, ką naudojam ryte, ką vakare, jeigu spuoguota oda paaugliui. Tai irgi lygiai taip pat. Rytas, vakaras. Tiesiog surašyta, kiek ko, kada dedam tokią, sakykime, špargalkę, toks paruoštukas mums. Taip, retinolis. Retinolio linija irgi labai geri atsiliepimai iš mergaičių. Toliau, kokios naujienos dar turim? Aroma linija. Tai bus nuo sausio mėnesio. Kūno šveitiklį turėsim ir dabar ateina ponios putos į šią liniją. Toliau aktyvus hialuronas kūno priežiūrai. Delma Herb, noriu pasakyti irgi apie kremą No Problem. Jisai pas mus 7,90, kaip tik tai prieš darant videos per Messengerį susirašinėjau su savo buvusią kolegę, tai jinai sakė, kosmosas. Žmogus turėjo problemų su išsausinta, netgi pažeista rankų oda, nes darbe pastoviai reikia naudoti dezinfekavimo skysčius spiritinius visokius ir tiesiog žmogui visi tarpupirščiai viskas tokiam žaizdelėm buvo. Ir vaistai iš vaistinės, ir visokie aliejukai, ir nieks nepadėjo. Mergina 2 kartus pasitepė, užsitraukė tos žaizdelės. Tai sakė, jeigu dar po savaitės tikiuosi viskas, sakė, bus viskas užgyja. Tai labai tikiuosi, po savaitės jinai man parašys, koks tas rezultatas. Sakė, labai gailiuosi, kad nepasidariau nuotraukų prieš, nes sakė, iš pradžių nepatikėjau, kad gali taip suveikti kremas už 7,90. Aš sakau, aš pati, mano asmeninė patirtis, 3 patepimai ir labai suskylę kulnai, kur jau net buvo skauda vaikščiot. Jie užsitraukė tie suskilinėjimai. Daug mergaičių. Netgi kitos jau, kur būna tas, kaip jisai, herpes, tie lūpos nusispuogavusios. Kam slogos kokios, kam randai, žinokit, tepa visur merginos, kur tik sugalvoja. Nudegimai dabar vis tiek, kas namuose židinukus, kokius turi ranką kišteliai, čirkštelėjo, viskas nudegė. Tepa. Vienu žodžiu, milijonas pritaikymo būdų ir rezultatai visos merginos labai džiaugiasi. Taip, kad irgi tokia vaistinėlė produktas numeris 1 ir tikrai verta turėti. Toliau kas? Kūno priežiūrai, čia irgi kūno priežiūrai, dušo geliai įvairūs, dušo geliai rankų kremai. Galvoju, dabar čia parafino tokia kremas prašytas. Sakykime, čia jūs pasidarot rankų valymą su šveitikliu, rankyčių odą gražiai nusišveičiat, per tą laiką į karštą vandenį įmerkėt visą pakuotę, nes šiaip tai jisai toks kaip toks kaip iš šaldytuvo išimtas sviesto pakelis, jisai yra kietokas tas parafinas, tai įmerkėt, jisai per tą laiką sušyla, kol jūs rankom šveitimą padarot, ir tada taip storokų sluoksnių užtepat ant rankų. Galite apvyniot polietilenu, kažkokiu rankas, galite į vienkartinės pirštinaitės apsimaut, kažkur taip palaikyti 15-20 minučių ir tada nuvalyti. Ir žinoma, nuvalius, tepam, ar serumu kažkokiu, ar balzamu rankom kažką panaudojam, kad galutinai pabaigtų procedūrą visą. Iš tikrųjų, švelnios rankos labai geras. Irgi toks saloninis variantas. Taip, nauja serija plaukų priežiūrai, drekinamieji šampūnai, kaukės, serumai. Kažkas prašoko. Cannabis Intensive linija, tai šie produktai yra, viens iš šampūnų yra pas mus top 3 plaukų priežiūrai, nes iš tikrųjų labai geri rezultatai, kam slinko plaukai, iš tikrųjų labai padeda šie produktai. Taip, dažytiems plaukams, šviesiaplaukiams mergaitėms, kam, sakykime, tas plaukų atspalvis dažyta truputėlį tą tokį pilkumą, tai nuima tos geltonus atspalvius nuima, ir jeigu naudojant pastoviai, plaukus pašviesina maždaug 1 tonu. Toliau, mūsų garbanotoms mergaitėms, kad lengviau susitvarkyti, kieno galvos oda riebesnė ir
ir tie plaukučiai riebaluojasi greičiau. Tai va tokia linija yra. Čia yra universali linija ir Hair Help. Tai yra jau konkrečiai problemai. Tai yra slenkantiems plaukams ir šampūnai, balzamai nuo pleiskanų. Toliau dantų pastas turim. Atkreipiu dėmesį, kad balinamoji dantų pasta pas mus yra su anglimi ir jinai yra juoda. Ir valant dantis visa burna būna juoda, bet ne dantukai lieka balti. Tikrai nevaikščiosit juodais dantim, tikrai neįsigaskit. Ir burnos skalavimo skystis. Ir aš čia kažkas man prašoko. Oi, prašoko mūsų vyriška linija. Nerealus šampūnas. Aš šitą šampūną, tiksliau šampūnas balzamas, nusišnekėjau. Šampūnas dušo gelis, aš jį esu įsimylėjus. Man kvapas yra tobulas. Ir atkreipiu dėmesį, kad seniau buvo tos pakuotės, jos tokios buvo minkštesnės. Paskutiniu metu, kai jau pirkau, jau buvo pakuotė tokia tvirtesnė. Tai ir dabar plus yra akcija 40%, nes kai aš buvau pirkusi, buvo apie 7,5 ir 7,90, dabar ženkli nuolaida. Tai taip, kad kaip šampūno nenaudoju, bet kaip dušo gelis, jisai man yra tobulo aromato. Taip, dekoratyvinė kosmetika, tušai, pieštukai, blizgiai makijažai, blizgiai kūnui. Noriu pagirti makijažo bazę šitą. Lapkričio gale buvau tokiam susitikime, renginį Vilniuje ir buvo atvažiavusi direktorė iš Latvijos, jinai mums padarė nedidelę tokią dekoratyvinės kosmetikos prezentaciją ir gavom ant rankos pasiteptą būtent šitą makijažo bazę. Žinokit, nereali. Taip gražiai paslėpia neligumus kažkokius, tokius mažyčius kažkokius tai poras uždengia. Nu, nerealiai, žinokit, atrodo, gali tiesiog vienos pasitepti ir nieko daugiau. Bus šviežia, jauna ir tiesiog galva užvertus, nosį uždėtus eini per pasaulį. Fantastiška bazė iš tikrųjų. Esu nusipirkusi kažkada irgi, tikiuosi, pakils rankos, liežuvis ir padarysiu apžvalgą. Taip, toliau blizgiukai, balzamai. Šitas blizgis, tiksliau balzamas, jisai yra tonuojantis, šiaip jisai atrodo rūžavas, bet jisai išryškina kiekvienų lūpų pigmentą. Jeigu jūsų lūpos yra tokios daugiau to rūžavo pigmento turinčios, tai jūs atrodysi tarsi kokį rūžavų blizgį pasidažysi. Jeigu jūsų lūpos tos tokios tamsesnės, tokia slyvinės tokios, tai jas ir tarsi atrodys, kad tuo tamsesniu blizgiu pasidažyta. Labai įdomus produktas, šiaip irgi mergaitėms labai patiko. Toliau mūsų aromatai. Žinoma, čia nėra parašyta, kokį aromatą jie atitinka, bet tiesiog po video aš galėsiu prisekti, kad jūs galėtumėt matyti, koks kodukas, koks kvapas, ką atitinka. Čia moteriški aromatai, čia mūsų vyrams, čia rinkinukai, čia tiesiog pigesnė truputėlį linija, nes automatiškai ir mažesnis procentas to jau kvapo. Ir toliau mūsų mažiesim. Čia yra visai naujagimiams, kūno aliejūkas, pavyzdžiui, be jokio kvapo, be nieko, kas turi alergišką kažkokį bijo priemonių, ar ten oda išsausėjusi, o bijo kažkokias priemonės naudoti, ar sualergizuos, ar kažkas. Tai drąsiai galima siūlyti šios Baby Born linijos aliejūką. Čia dabar visai naujai pakeista yra plaukų purškiklis ir dantų pasta, nes prieš tai plaukų purškiklis tai buvo toksai rožinis mergaitėms skirtas. Tai irgi labai gerai išvalo, toks jisai buvo. Labai gerai padeda iššukuoti plaukus, kad tų kaltūnų nesuvelia. Taip, toliau serija namų priežiūrai. Čia visiems, kam ko reikia. Lygiai taip pat sakau, kad riebalų šalinimo priemonė turi būti kiekvienuose namuose. Nes virtuviai tai yra nepamainomas produktas, tiek sakykime, orkaitės vidaus išvalyti, tiek puodus tobulai išvalo. Žinoma, reikia kantrybės per kelis kartus, bet išvalo ir gartraukių groteles. Nes šiaip, sakykime, iš išorės tai dar daugumą priemonių padeda nušveisti, o čia ištirpdo per kelis kartus, ištirpdo ir tos riebalus esančius grotelių viduj. Taip, kad iš tikrųjų kaina tokia, kaip ten sako, krikščioniška, bet produktas yra nerealus.
Taip, toliau dar irgi visokie skalbikliam, valykliam, kilimam. Aromatai namam. Čia skalbikliai, mikštikliai visokie. Taip, ir mūsų papildai. Ką noriu parodyti papildus plaukams. Labai gyrė mergaitė, sakė, pradeda, pirmiausia, ant ko pasijaučia produkto efektyvumas, tai yra pradėję augti nagai. Nes jeigu iki tol mergaitės į salonėlį eidavo nagų darytis kas 3-4 savaitės, sakė, dabar jau kaip ir po 2 savaičių norėtųsi eiti pas manikiuristę, kad sutvarkytų nagus. Po 3 mėnesių naudojimo kurso galvoj jau yra naujų ataugusių plaukų ežiukas. Ir tas ežiukas ne tai, kad jie paauga ar nutrupa, mergaitė sakė, jie yra tiesiog netrupinėtis ir manom, kad augs viskas toliau, viskas labai tvarkingai. Nes plaukai, žinokit, auga ne tik tai ant galvos, pradeda augti ir biški ir visur kitur daugiau. Tiesiog veikia produktas yra taip. Toliau, antistresas, jūrinis kolagenas, balzamas, menopauzės laukiu dar, nes pasirodys tik po naujų metų. O, žiūriu, kad aš jau užkimau, jau pati bešnekėdama. Taip, toliau kremas su bičių nuodais. Irgi padeda atpalaiduoti raumenis po didelio fizinio krūvinio, maitina raumenis ir kaulų sistemos audinius, puoselėja odą, drakina, regeneruoja, suteikia elastingumą ir stangrumą. Taip, kadangi mane bitės ir taip sugelia, bet pabandyti bus įdomu. Kadangi Lietuva yra toks kraštas, kur mūsų žiemos yra tamsios, liūdos, dangus toksai pilkai cepelininis, tai tikrai žiemos metu reikalingas vitaminas D3. Ir čia yra 2000, nežinau kaip čia šitie vienetai matuojasi, bet tikrai nemažas kiekis, taip kad tikrai verta įsigyti. Ir kokią vieną tą kursą, vieną mėnesiuką bent jau tikrai pabandyti pagerti. Nuotaika pagerės, tuo labiau, kad jisai ir imuniniai sistemai tinka ir irgi lygiai taip pat ir stiprina dantis, kaulus, raumenis, gerina odos būklę, lėtina senėjimą. Ir tokios rekomendacijos šiandien. Toliau kas yra pas mus omega 369, omega 3 riebalų šaldymui. Šitą išbandysiu, parašysiu, reikės toks kaip dienoraštis neatvestis, nes šitas produktas man jisai įdomus. Toliau detokso formulė ir saldžiam miegeliui tiems, ką kankina nemigos. Tai tiek mes turim. O, dar kažkas pabėgo. Kas čia? Ai, čia tie patys mūsų vitaminukai. Tai štai tas toks mūsų katalogas. Taip kad rinkitės, rašykit. Jeigu kas sudomino, rašykit. Jeigu norit registruotis pirkėjais, pirkti prekes su nuolaida, irgi galite rašyti asmeniškai man, arba tiesiog pasinaudoti registracijos nuorodą, kurią paliksiu po šiuo video YouTube kanale. Taip kad dėkui žiūrėjusiems ir laukiu žinučių iš jūsų. Viso geriausio.